Mėnulio radijas seka jums pasaką Robotas Kuku. Kažkam patinka skraidyti, kitiems bėgioti. Būna, kas labiausiai mėgsta plaukioti, o dar kiti svajoja tik lipti į kalnus. Bet buvo sykį toks robotas, kuriam patiko daryti viską. Taip, viską iš eilės ir viską daryti jis mokėjo. Jei plaukti, tai greitai, jei skristi, tai aukščiau nei ereliai, jei bėgti, tai kaip gepardas, o jei lipti, tai tik į aukščiausias viršūnes. Tas robotas, pasakysite, buvo tikras superherojus. Bent jau taip rašė ant jo dėžės viršelio parduotuvėje. Robotas superherojus Kuku. Akcija. Perskaitė dvynukai Martynas ir Martyna ir tuoj pat ėmė kaulyti tėtį. Tėti, nupirk mums robotą Kuku. Jis viską moka ir mes su juo labai daug žaisime ir net televizoriaus tada nežiūrėsim, pažadam. Tėtis nenoriai pasižiūrėjo į dėžę. Kaina kosminė, bet skaito toliau, kur smulkiom raidelėm parašyta, kad tas robotas ir plaukia, ir bėga, ir gamina makaronus, ir plaukus šukuoja, ir knygas skaito, ir žolę pjauna. Ir susigundė tėtis nusipirkti tą robotą. Kiek jam laiko sutaupys ir vaikus mokės prižiūrėti, o jis su mama tuomet galės dažniau nueiti į kiną. Dvynukai jau ploja rankom. Tėti, tu pats geriausias, ir nekantraudami važiuoja namo. O robotas vis dar miega supakuotas dėžėje ir net nejaučia, kad jį ką tik nusipirko. Prieš įjungiant kiekvieną robotą labai svarbu gerai perskaityti instrukciją. Tas pats ir su kavos aparatais, elektriniais paspirtukais, kondicionieriais ar ledų sukimo mašinomis. Bet kasgi šiais laikais dar skaito instrukcijas? Gal jūs ir skaitote, bet dvynukų šeimoje niekas seniai jokių instrukcijų nebeskaitė. Taigi tėtis išpakavo robotą, mama atnešė baterijų, įdėjo jas robotui į galvą ir tada beliko paspausti raudoną mygtuką, pūpsantį ant roboto pilvo. Aš paspausiu mygtuką. Ne, aš paspausiu, susibarė dvynukai. Palaukit, sako mama. Ant roboto nugaros parašyta, kad paspaudus raudoną mygtuką reikia ištarti Kuku ir tik tada robotas įsijungs. Gerai, tai aš spausiu, o tu sakysi Kuku. Brolis tuoj pat spustelėjo mygtuką, o sesė sušuko Kuku. Ir robotas pravėrė akis, pakėlė galvą, ištiesė ranką į priekį, lyg norėdamas pasisveikinti ir prakalbo. Kuku, naujieji mano draugai, ką linksmo norite nuveikti šiandien? Dvynukai išsižiojo, bet kol galvojo, ką atsakyti robotui, tėtis juos pralenkė. Robote Kuku, noriu, kad nupjautų man žolę kieme. Ne, tėti, kaip neįdomu, pats ir pjauk tą žolę. Bet robotas jau keliavo link durų ir galando ašmenis po kojomis. Prieš išeidamas dar atsisuko ir tarė. Naujieji mano draugai, nesipykite, kai nupjausiu žolę, žaisime. Koks protingas tas robotas, žavėjosi mama. O tėtis jau pirko bilietus į kiną ir kol Kuku pjovė žolę, nusiskuto barzdą, pasilakavo batus ir pasiėmęs mamą už parankės kreipėsi į vaikus. Vakarieniai paprašykite, kad Kuku jums išvirtų dešrelių, dar galite pažaisti kieme, o atsigulę į lovas liepkite robotui paskaityti jums pasaką, mūsų nelaukit, grįšim vėlai, sėkmės. Ir pamoja ranka, tėtis su mama išėjo į kiną. Dvynukai jau trynė rankomis, dabar tai bus linksmybių. Nori dešrelių, klausė Martyna. Ką tu, geriau tegu Kuku mums iškepa šokoladinį tortą, sako Martynas.
Ir vos robotui grįžus namo, jie liepė iškepti jiems didelį tortą. Miltai biro ant grindų ir į pravirus stalčius, iš kurių ištraukdamas vieną šaukštą, kitus 2 jis numesdavo ant žemės. Šokoladas svilo puodelį ant viryklės, o kai išbėgo pienas, robotas Kuku gūžtelėjo pečiais ir tarė. Nieko baisaus, kam nepasitaiko. Bet tortas už valandėlės vis tik buvo iškeptas. Didelis, saldus, tirpstantis burnoje. Dvynukai šveitė tą tortą, o Kuku stovėjo šalia ir šypsojosi. O dabar paskraidykime virš miestelio, įsakė Martina, kai pajautė, kad nuo torto jau darosi bloga. O tada perplaukim upę į kitą krantą, pildė planą Martynas. Ir pastatykime ten namelį medyje, užbaigė sesė. Robotas minutėlę mąstė. Jo galva tyliai zvimbčiojo ir drebėjo, o akys lakstė į šonus. Gal jam per daug visko liepiam padaryti, šnabžda Martina. Ką tu, juk jis super robotas, tuoj suskaičiuos planą ir varysim. Ir iš tiesų, už minutėlės baigė zvimbti, Kuku suplojo rankomis ir tarė. Skraidyti, perplaukti, statyti, važiuojam. Iš roboto nugaros iššoko mažas sraigtas ir ėmė suktis taip stipriai, kad gūsiai išvertė visas mamos gėles ir net užuolaidos ėmė siūbuoti. Bet dvynukai jau ropštėsi ant roboto ištiestų rankų ir paskutinį kartą sušukus valio, robotas pakilo į orą, nuskrido į 2 aukštą ir iš ten pro praviras balkono duris visi 3 išskrido. Bet nespėjus nė geriau miestelio apžiūrėti, robotas sušuko. Perplaukti. Ir nusileidęs ant upės ėmė stipriai irtis rankomis prieš srovę. Dvynukai tuoj pat užsiropštė ant Kuku nugaros, bet vis tiek spėjo sušlapti kaip viščiukai ir perplaukus į kitą krantą drebėjo nuo šalčio pamėlusiom lūpom. Statyti, suriko robotas ir iš vienos rankos jam iššoko kirvukas. Kuku kirto medžius namelio statybai, o vaikai ėmė prašyti. Palauk, robote, ne taip greitai, ne viską iš eilės, dabar mums šalta, mes norime sušilti. Sušilti, sušuko robotas ir iš nukirstų šakų greitai sumetęs jas krūvelėn, pūstelėjo ugnimi pro nosį ir įkūrė laužą. Bet vaikams nė nespėjus šlapių rūbų nusirengti, Kuku vėl suriko. Baigti statyti. O tada apsisuko aplink save 3 kartus ir ėmė baisiai braškėti. Skraidyti, statyti, perplaukti miestelį, pjauti tortą, kepti žolę. Ir tai barškėdamas jis šokinėjo aukštyn žemyn, pro nosį jam kartais įsiverždavo liepsna, o sraigtas sukosi vis greičiau ir galiausiai robotas pakilo į orą, apsivertė kūlio ir surikęs. Robotas Kuku peršlapo ir perkaito. Smigo tiesiai į laužą. Vaikai labai išsigando, tuoj pat ištraukė vargšą Kuku iš laužo, paguldė ant smėlio, glostė apdegusias jo rankas ir vis bandė spausti raudoną mygtuką gailiai prašydami. Kuku, įsijunk, Kuku, juk tu nemirei, Kuku. Bet robotas nerodė jokių gyvybės ženklų. Gal jam reikia naujų baterijų, pro ašaras akyse klausė Martina. Gal ir reikia, bet mes neturim. Turbūt nereikia nepasakoti, kad vėlai naktį vaikus su Kuku labai susijaudinę galiausiai surado mama ir tėtis, kad iš pradžių išbučiavo, o po to išbarė, kad vaikai visą kitą dieną tvarkė sujauktus namus, o Kuku buvo paguldytas ant sofos. Mama jam pakeitė baterijas,
Tėtis suremontavo rankų mechanizmus ir galiausiai vakare, kai visi jau buvo susitaikę ir susitvarkę, šeima prisėdo prie roboto. Martynas nedrąsiai spustelėjo mygtuką, o Martina tyliai tarė: Kuku. Ir visų džiaugsmui Kuku įsijungė. Kuku, senieji mano draugai, ką norite veikti šį vakarą? Dvynukai iš laimės kone verkė, o tėtis, kuris prieš tai nuodugniai perskaitė instrukciją, tarė: Robote Kuku, dabar prašysime tavęs daryti tik vieną darbą per dieną ir maitinsime, krausime baterijas kas 5 valandas ir labai atsiprašome už visus nepatogumus, kuriuos tau vakar sukėlėme. Bet Kuku tik nusišypsojo ir tarė: Nieko baisaus, kam nepasitaiko. Robote Kuku, pasek mums pasaką prieš miegą, prašo mama. O robotas atsikrenkščia ir ima pasakoti. Kažkam patinka skraidyti, kitiems bėgioti. Būna, kas labiausiai mėgsta plaukioti, o dar kiti svajoja tik lipti į kalnus. Bet buvo sykį toks robotas, kuriam patiko daryti viską. Taip, viską iš eilės ir viską daryti jis mokėjo. Ir besekant tą pasaką, kažkur ties ta vieta, kai pasakos herojai tvarkė sujauktus namus, dvynukai užmigo.